Labas vakaras, mėly žiūrovai. Šį vakarą pirmoji pasivaikščiojimų laida. Ir šiandien aš norėčiau pasikviesti pasivaikščioti Vytautą Landsbergį jaunesnį. Jis gimė 1962 metais Vilniuje. Poetas, rašytojas, dramaturgas, muzikantas, kino ir teatro režisierius. Interneto paieškos variklis generuoja daugiau kaip 100 000 rezultatų įvedus jo pavardę. Turi 5 vaikus. Kartais gyvena Anykščiuose. Man atrodo, kad jis yra vienintelis žmogus Lietuvoje, kuris tiki, kad pasakos gali mus išgelbėti. Šį vakarą aš noriu pakviesti jį pasivaikščioti. Aš norėjau pakviesti patį pasivaikščioti, bet gavosi tai, kad tu mane pakvietei pasivaikščioti į vietą, kuri tau yra svarbi. Kuo svarbi tau ši vieta? Na, šita vieta labai keista yra. Visų pirma, tai yra tokia vadinama sengirė. Lietuvoje tokių vietų nelabai daug likę. Tai yra nekirstas miškas, ta prasme, natūraliai ataugantis ir turintis šiokią tokią informaciją apie tai, kaip augama, kas čia vyko, kas čia darės ir labai įspūdingas. Tai aš tą vietą buvau pasirinkęs, kai filmavau, kai aš buvau partizanas. Mes čia daugelis scenų, kaip berniukas... Kaip tik čia buvo filmuota. Jo, tai čia berniukas lakstė nuo stribų, nuo kalno, ridenosi tenais. Ir čia radom tokią keistą konstrukciją, kur tada mes vieną nušautą partizaną įdėjom ir berniukas jį aptiko. Ir liko iki šiol. Jo, liko šitas. Niekas nepajudino. Ne, tai jisai jau buvo, mes patys net nestatėm. Jūs patys nestatėte? Jo, čia yra kažkokios vyksta, matyt, apeigos čia žmonių, kurie tą gamtą pažįsta ir mokosi susišnekėti. Man kažkoks toks panašus dalykas, gal kaip Orvidų sodybai kažkada darėsi, bet čia tos gamtos dvasios jos labai gyvos ir kas moka su jom susikalbėti. Tai tokie visokie akmenys keisti, milžiniški ąžuolai. Tai toks labai gražus kraštas kažkas. Norėjau parodyti. Iš tikrųjų, mes esam prisirišę prie kažkokių tai tokių dogmų, kaip turi būti, kaip galėtų būti. Ir tada pradėt nepasibėti, kaip yra gražu. Ir aš čia galiu akmenėlį ir savo daržan užkasti kokį. Vilniuje gyvendamas ir aš taip galvoju, žiūri televiziją, žiūri spaudą ir tu įsisuki, ir tu į tą visą švytuoklę įkrenti ir negali išlipti. Iš tikrųjų, kaip blogai, tau kasdien paaiškina, kad dar blogiau ir dar blogiau. O išvažiuoji čia, išjungi televizorių, nebeskaitai internetinių visų komentarų ir plepalų. Vis tiek pamatai, palauk, žiūrėk, kiek daug grožio, kiek daug džiaugsmo yra. Ir čia labai nedaug tai reikia. Reikia išeiti iš vienos sistemos ir pasirinkti tą sistemą, kurioje tu nori būti. Ir matau, Anykščius labai daug žmonių bėga iš Vilniaus. Pats grįžti ir į Vilnių, laikas nuo laiko. Tai vis tiek, nėra taip, kad būtų laimė darbai verčia, bet... Ne, reikia išlaikyti šeimą, žinoma. Tai ne taip paprasta. Bet Anykščiai yra toksai atsipūtimo dvasios taškas, iš kurio paskui atsispyręs gali bet kur būti. Tai va, ypatingai sakau šitą vietą, čia ateinam, patylim kartais mes net ilgesniems tokioms meditacijoms susirenkam su draugais. Kaip pats atradai meditaciją? Jeigu atvirai, tai tokiu aplinkkeliu, bėgdamas nuo alkoholio ir nuo tam tikrų įpročių. Kai supratau, kad tas kelias toks plebėjiškas nedavė kažkokio rezultato nei kūryboje, nei gyvenimo kokybėje, tai palikęs atsiduri tuštumoje. Ir vis tiek norisi kaifo kažkokio, žinai, kad šiek tiek turėtum ir kompaniją kažkokią žmonių, ir apie ką pakalbėti. Ir tas bendrumas atsirado. Nuo arbatos ceremonijų, nuo kažkokių labai paprastų įgūdžių, vieną gėrimą pakeičiant kitu, išmokstant patylėti prie jo, paragauti, pavostyti, susikaupti, kažkokias mintis išmesti, kurių nebereikia. Ir paskui plėtėsi, ypač Anykščiuose, čia tokia yra tradicija. Jau nemažai žmonių tokį sveiką gyvenimo būdą pasirinkę. Dažnai irgi praeitį turėtų problemėlių kažkokių vienokių ir kitokių.
Ne iš gero gyvenimo kartais, ar ne? Ne, tai paskui džiaugiesi, kad ta tamsa jinai atveda. Jinai kartais yra geriau negu pilkas kažkoks toksai ūkas, kuris yra. Panirsti jame ir gali plūduriuot būti, jisai per daug neslegia ir atrodo, kad viskas gerai. Mes kai pradedam žaisti tokius žaidimus, kiekvienas ieško savo jėgos medžio. Tai va šita eglė yra man kažkaip labai artimas, su ja dažnai šnekamės. Aš nežinau, kažkokio yra moteriškos energijos, turbūt įsikūnijimas man eglė. Gal dėl to, kad eglė žalčių karalienė, nežinau, yra ta pasaka. Nors šiaip eglė yra labai daug galios moteriškos turinti, ne veltui nėra karalienė. Tai va, čia yra ta tokia galvojimas, kad čia buvo šventosios ugnies vieta. Šičia, ar ne? Amžinosios toks liežuvėlis. Su išėjimu, su gera akustika, jeigu reikia. O ten jau... Nes kas būdavo daroma toje vietoje? Būdavo kūrenama ugnis, o išėjimas, tai išėjimas kalbėti žmonėms, ten apačioje susirinkusiems. Žiniai kalba paprastiems. Duoda pranešimus, išventina karius, kunigaikščius, palaimina gimusius ligonius, bet jie neįleidžiami gilin į slaptą į miestą. Tai vis tiek būdavo teritorija, kuri yra ne visiems, kuriems pasišventusiems, kaip ir dabar vienuoliška. Mes ką tik šventvagystę padarėm. Mes pasivaikščiojom po slaptą. 21 amžiaus žmonės mėgsta vaikščioti po uždraustą į miestą. Ir Kinijoje, ir Lietuvoje. O juk iš tikrųjų paties metodas, man atrodo, ir yra vaiko akimis. Turbūt. Ar nemėgsta, kai tau taip sako? Tai aš net ir neslepiu to, kad... Vaiko akimis žiūrėti pasaulį. Skandinavai taip daro. Ir mes, lietuviai, pats tu gero būsi toks ryškiausias tos krypties atstovas. Ar nuosekliausias? Čia, labai sunku ką nors įvardinti. Kaip nors ir suteikti tam. Bet kuo pasižymi vaiko žvilgsnis, jisai neturi išankstinio žinojimo. Jis žiūri ir spėja. Jis žiūri ir sako, aha, šitas medis tai yra, ir pradeda kalbėti. Taip gimsta visos pasakos, taip gimsta mitai. Ir taip gimsta kažkokia ir sąmonės rūšis, kuri leidžia atpažinti tik vaikams matomus dalykus. Prisimenu vieną iš savo tokių mokytojų ir bičiulių Vytautą Bložę. Jisai pasakoja man apie savo poezijos kūrybos metodą. Sako taip, meldiesi, giedi mantras tenais viską, kol galų gale prasideda kažkoks, sako, momenėlį toks virpuliukas. Ir tada jau gali sėsti rašyti. Atsisėdi rašyti ir sako, tau nereikia nieko galvoti. Kažkas, sako, kaip teatre būčiau aktorius ir ten sufleris sėdi. Ir aš sėdžiu savo ir rašai tokį diktantą. Ir tau kažkas diktuoja. Čia, aišku, po tokią kūrybą ir pasirašinėti nėra smagu, nes tu kažkuria prasme turėtum rašyti man pasuflerau. Ir labai aiškiai skiriasi tos dvi kūrybos rūšis. Kartais dėja, kai reikia, kai tenais gauni kokią paramą, turi parašyti kažką. Ir tada jauti, nėra šito, žinai, o tau reikia. Ir tada labai spaudi. O kitas išeini į mišką, o Arklys Dominikas knyga taip atsirado. Vaikščiau po mišką ir grybavau, kaip šiandien toks. Nė vieno grybo kol kas dar mes neradom. Tai mes čia piškėjom į tokią šventesnę vietą. Tai, žinai, kaip su Arkliu Dominiku buvo, tai toks irgi pavyzdys man buvo galbūt pirmas patyrimas to, ką sakė Bložė. Kad vaikščiojom su vaikais grybaudami po mišką ir rengdamasis paimti kažkokio eilinio raudonikio, aš taiga supratau, kad tuo metu parėjo, ne visas failas, visa programa suzipinta knygos. Viskas aišku, Arklys, rugiagėlė, meilė, mirtis, prisikėlimas. Grįžau namo, liko techninis visiškai procesas, viską išskleist. Per savaitę ir beveik be taisymų buvo ta knyga padaryta. Nereikėjo redaguoti nieko. Apie poeziją man irgi kartais, kaip akademiniai žmonės, jie turi daug labai protingų terminų ir viską gali paaiškinti, bet kartais paprastas kaimo žmogus paaiškina. Tai buvo tokia močiutė. Tai, man atrodo, buvo 1 ar 2 kurso filologinėmis, kai mokėmės laiku. Rinkom liaudės dainas ir kažkaip užėjom Pašekšių kaime.
Tai taip jinai paklausė, sako, vaikeli, va, aš irgi poetė, nu ir sako, tai ką jūs čia rašot, gal turit kokį eilėraštį, kad sako, aš neužrašinėjau, žinai. Sako, aš nueinu, vat saulė tekant spanguoliauti ir žiūriu, kaip saulė dar pažemė, sako, žinai, taip pro eglių šakas ateina ir taip mėlynės rasotas, kaip atsispindi. Ir man taip gražu, va tarsi aš būčiau parašęs. Tai man tas, kad reikia matyti pirmą, tada supratau, kad man su savo poezija slėptis, nes aš niekad 4-5 ryto nemačiau mėlynių. Tai ką tu gali parašyti, jeigu tu to nematai? Pristatau tave kaip žmogų, kuris yra rašytojas, poetas, dramaturgas, dainininkas, režisierius, teatro, kino. Labai daug visko. Nebūna tokio jausmo, kad o kas aš iš tikrųjų? Nes man būna, todėl klausiu aš. Yra tokia labai gera praktika, kai meditacijos metu savo kartoju mintyse, aš esu ne šitas kūnas, aš esu ne šitas mintis, aš esu ne šitas vaikščiojimas su ryčiu, aš esu ne šitas filmavimas šitoj laidoj. Ir tada kažkaip viskas stojasi į vietas. Nes iš tikrųjų jokio skirtumo, ką tas tavo kūnas veikia ir ką jisai vaidina. Būsena, kur yra gilesnė, turbūt tai yra svarbiau. O kad paskui pasireiškia bandydama žaisti kiną, teatrą, auginti vaikus, bulves auginti. Koks skirtumas? Štai galbūt yra tokia tik tai visuomenės kažkokie etikečių reikalai. Iš tokių visuomenės etikečių. Žmonės, kurie medituoja, žmonės, kurie iš esmės rūpinasi savo sielos ekologiją, taip galima pasakyti. Jiegi egoistai. Jie tik savim susirūpinę. Iš tokią etiketę esu girdėjęs. Teisinga etiketė, jie duoda kitiems tą, kad pasaulyje vienu durniu yra mažiau. Arba vienas durnius rūpinasi, kaip būti mažesniu durnium. Tai jau yra prasminga. Ir aš kažkaip kartais apskritai galvoju apie mūsų netgi katalikišką ar krikščionišką mąstyseną, kad mes labai dažnai ne savyje problemą sprendžiam išorėje kitų, galvojam, kaip ten kiti galėtų pasielgti teisingiau ir piktinamės tais dalykais. Tuo metu rytietiška kultūra labai dažnai tą veidrodžio principą naudoja, kad viskas priklauso nuo tavęs. Ir tu pasaulį gali pakeisti vieninteliu būdu, tik tai pats keisdamasis. Tu nepakeisi, kad valdžia būtų gera. Bet jeigu tu pats pasikeisi... Bet kaip sunkiai ši mintis eina Lietuvoje? Nu, mes esam katalikai labai rimti ir mums patinka kentėti, patinka nukryžiavimas. Aš kažkada bandžiau išversti šitą pasakymą, žinai, tą kastų teoriją į sistemą, kuri yra rytuose apie karius, žinius, prekijus ir šūdras. Tai vat, šūdra, kai pradėjo gauti koks lietuviškas žodis būtų teisingas, tai yra vaikas arba vaikėzas netgi būtų geriau. Tai yra toksai žmogus ne visiškai pasiruošęs prisimti atsakomybę. Jis laukia, kada jo pasirūpins, kas duos kokios išmaldos, jam padės. Ir visuomenė, kuri išsiugdo tas 3 kastas normalias prekijų, karių ir žinių, jinai gali funkcionuoti normaliai. Lietuvoje, kas man atrodo, yra sutrikimas didžiausia, kad yra didžiausia ta vaikėzų kasta užaugus, kurie laukia, kas jais kada pasirūpins, kokias duos lengvatas gyvenime, to negavę išvažiuoja, supykę. Ir labai gražiai, kažkada Liutauras Degėsis kultūros laidoj kalbėjo apie tai, kad visa Lietuva yra vaikai. Bet vieni vaikai kartais nueina į Seimą ir pradeda vaidinti tėvus. Tada jiems labai patinka būti, tokie, dabar aš tau duosiu, o tau neduosiu, tau padėsiu, tau išspręsiu, aš viską galiu, aš kalėdų senelis. O iš tikrųjų mes patys turim viską galėti. Aš norėjau paklausti štai, kas tau, jau minėjai bložę, kas dar tau gyvenime buvo ir yra autoritetai? Daug žmonių, labai daug žmonių turbūt. Jeigu taip pradėtume nuo vaikystės, tai visų pirma tėvas. Tėvas
plius Čiurlionis, plius Mekas ir Mačiūnas, viskas tai atėjo per tėvą, nes tai buvo jo chebra. Jisai man visus juos kažkuria prasme padovanojo, pristatė, įvedė. O tu niekad negalvoji, kad jeigu nepriklausomybė, tai tau būtų buvę lengviau, tau nebūtų reikėjo iš po tokio didelio tėvo šešėlio išėdinėti? Nu, priimi tą žaidimo taisyklės, kurios atsirado ir žaidži. Ja. Aišku, kartais norėtųsi būti savim labiau negu tau duota, bet ką darys, yra taip kaip ir aš, irgi negaliu būti visiškai šeimininkas situacijos. Tai tokie yra žaidimai. Tėvas, Mekas, Mačiūnas. Jo, tai Kodėl Mekas? Atsakyk man šitą klausimą. Aš manau, kad Lietuvoje yra labai daug žmonių, kurie niekaip negali suprasti. O kodėl Mekas? O kodėl Mekas autoritetas? O kas tas Mekas? Gal tu būsi tas žmogus, kuris žino? Viskas yra labai asmeniška. Mekas gražino džiaugsmo pojūtį į kūrybą ir nuėmė tam tikrą akademizmo reikalavimą, kad meną gali kurti tik tai tie, kurie labai, kurie daug, kurie turi ordinų. Ir kurie traukti jam žinosiu sąrašą. Jo. Kad menas yra žaidimas gatvėje, kavinėje su draugais, ant servetėlės, rašant eilėraščius, SMS-ais, nusinčiant filosofinę mintį tau šovusiai gal. Visa tai yra menas. Ir kažkuria prasme Lietuvoje, kai mes jau ruošėme studijuoti kiną ir išvažiavome į Gruziją, iš tikrųjų Lietuvoje tasai požiūris, kad kinas yra kažkas labai svarbaus, čia yra labai dideli pinigai, čia yra tokia atsakomybė. Ir tai yra šventa šiek tiek. Ir tada tu taip susitelki, kad jeigu jau tu nepadarysi to labai kino ir apie tai parašysi kokią nors kritikę, kad tu, mes tikėjomės, laukiam, valstybiniai pinigai išnaudoti, tai tada viskas. Ir staiga tu pamatai, kad egzistuoja ir kitoks menas. Lengvas menas, kuris daromas su mažais pinigais. Ir kur tu žaidži, kur tu leidai savo, būti tokiu, kaip tu esi, su klaidom ir mokytis eiti į priekį. Tai buvo žanras, kuris išlaisvino. Ir tada, aš pasitau laisvas, kad tai, ką padarai, yra tavo augimo procesas. Tai nėra rezultatas, kurį tu norėtum dėti į tokias lentynas ir apkabinėti aukso medaliais. Tai, ką grąžino Mekas, tai irgi tą patį vaikiškumą. Jis yra žaidžiantis menininkas. Mes buvom perėję tokį, daugiau tą mąstantį, rimtą. Ir vis kažkaip aš vienas dar iš mokytojų, tai yra Münchhausenas. Jeigu atsimeni tą seną gerą filmą, kuris sakydavo, kad visos šio pasaulio kvailystės yra daromos rimtų veidų. Labai rimtų veidų. Tai tokie buvo pirmieji mokytojai, kurie daugiau mažiau buvo susijęs su kažkokiu žaidimu arba su mistika. Tie dalykai mane kažkaip nuo vaikystės, nuo Čiurlionio, kai įpuoliau į tas jo piramidžių angelų pasaulis, tai jie man iki šiol neleidžia subręsti ir kažką rimto parašyti. Bet vėliau atsirado kiti autoritetai arba kiti mokytojai, tai labai daug davė 10 ar 15 metų netgi Ratilio. Su Kelmickaite važinėjant po kaimus ir su žmonėm kaimo paprastais bendraujant, renkant dainas. Ir jas aš iki šiol dainuoju, tai kažkoks yra unikalus Lietuvos paveldas, kuris visiškai, mano galva, neišnaudotas. Mes Lietuvoje turime kažkokius aukso deimantų lobynus, Juškų rinkiniai. Tai yra fantastiški dalykai. Taip. Aš taip netgi kartais pasvajoju, kad jeigu koks nors Steponavičius išleistų įsakymą ir jeigu vaikai baigdami vidurinės turėtų padainuoti dainų Juškų 50. Lietuva labai greit pasikeistų, nes tas pakeičia, įveda kažkokį tokį, stuburą, laikyseną, jauseną, priklausimą. Tu negali būti vulgarus, tu negali būti šlykštus. Kartais iš viso taip sunerimsti. Kažkada man teko dalyvauti tokiai psichoanalitikų konferencijoje, kurie nagrinėjo lietuviškus filmus ir ypatingai vieną filmą. Tai sako, jame yra labai stipriai užkoduota suicidinė programa. Ir kai sužinai, kad filmas, kuris buvo finansuotas iš valstybės lėšų, kuris kainavo, jeigu aš neklystu, 4 ar 5 milijonus litų mokesčių mokėtojų pinigų, kaip įprasta sakyti, jisai propaguoja suicidinę tokią gana aktyvę poziciją. Tai žodžiu, valstybė sukūrė produktą, kad kuo daugiau žmonių jaunų išsižudytų. Tada supranti, kad iš tikrųjų mes kažkokios kultūros, strategijos, vizijos, apskritai, kad viskas yra... Čia sukuria netyčia, čia per durnumą. Tiesa? Bet jeigu būtų... Čiagi nesąmokslas. Nesąmokslas, aš manau, kad viskas yra nesąmokslas, bet
kai tu leidi laisvai viskam vystytis, tai tada pradeda dominuoti tie apatinės čakros žanrai. Žinai, kad tada tai yra, kas yra suprantama plačiai visuomeniai, kas suprantama labai paprastai kaimo jaunuomeniai, tai tampa dominantė. Toksai, vėl kaip anekdotą papasakosiu iš kinematografinės patirties. Kažkada kūriau filmą Baladė apie Daumantą, apie Juozą Lukšą, partizanų vadą. Ir nuėjau į tokią stambę tuo metu, 95 metais, verslo korporaciją. Pradėjau pasakoti jos vadovui apie šitą projektą, partizanus, kiek jie čia Lietuvai atidavė ir kaip čia svarbu būtų. Jisai taip klausė, sako, Vytai, žinai ką? Sako, davai padarom taip. Padarom pradžioj gražų filmą. Davai padarom parnuškį, sako, atvešiu bobų normaliai. Nu padaryk, kad žmonėm gražų būtų. A paskui daryk tu to savo partizanus, sako, jo, fanara. Tai taip, man irgi visam laikui lyga, kad gali kartais rasti tokių variantų, pinigų už ką padaryti partizanišką filmą. Bet kažkodėl aš taip... Man neteko ir geros pornografijos lietuviškos matyti, jeigu jau taip nuoširdžiai. Iš tikrųjų, kas pasikeitė per tuos 20 metų, kai mes turim nepriklausomą valstybę? Kokia tavo nuomonė įvyko svarbiausi vis dėlto pasikeitimai? Gerai, bloga, nesvarbu. Iš tikrųjų, prasidėjo, kas dabar ne taip seniai, aš manau, kad 3-4 metai, kai prasidėjo identiteto paieška, kas mes. Tai jau pozityvų šiek tiek. Jo, tai tas jau yra labai, aš manau, esminis dalykas, nes tas turėjo prasidėti nuo pat pradžių, kas mes, ko norim. Taip. Ir tada pagal tai dėliojo valstybė savo prioritetus, finansus ir kažką kitką. Tai dabar tas atsirado vėlgi ne valstybės ir ne vyriausybių dėka, o žmonių, kurie priėjo kažkokį liepto galą ir pradėjo galų galę, palauk, tai ką mes čia veikiam? Pasiekė tam tikrą nerimo lygį. Tai, kokios žaidimo taisyklės, ką šitoje valstybėje veikia. Buvo pradėtas kurti koncepcijos, kad ir durniausias, bet vis tiek drasioji Lietuva, ten, kuri kainavo nemažus pinigus, dar kažką. Bet tai jau vis tiek geriau negu sėdėti ir laukti, kas atsitiks kaip nors, tuo metu organizuojant kažkokius ten finansinius maklerius po stalu. Tai Lietuva iš šito pradeda išaukti, ačiū Dievui. Ir pagrindinė viltis, kuri mane džiugina, tai vis tiek mano darbas yra pagrindinis turbūt su vaikais. Aš daug važinėjau po mokyklas, pasiemu gitarą, nuvažiuoju ir mes taip pradedam nuo kažkokių dainų ar pasako, o paskui pradedam kalbėti apie rimtus reikalus. Aš matau, kad auga tokia karta, kad čia, daug Dieve, kad mūsų niekas neokupuotų artimiausius 10 metų ir kad nebūtų kažkokių ekologinių katastrofų. Tai viskas bus tvarkoj. Ateina karta, kur obuoliai toli nurėdėja nuo obels. O toks pojūtis yra, kad nepaisant visų daktarų pastangų, ligonis pasveikti baigia. Bet dabar spektaklių profesionalių gerų vaikams mes turime labai mažai. Filmų vaikams iš viso nėra. Taip. Per 20 metų filmų vaikams neturime. Net animaciją mes kuriam suaugusiems. Taip. Tai ko norėt iš valstybės, kuri 20 metų nieko neinvestuoja į savo vaikus, ko norėt, kad jie paskui tau atiduotų gražą, čiagi kaip energija, elektros tu įkrauni, akumuliatoriai jisai paskui važiuoja. Jeigu jisai tuščias, jis važiuoja į Ameriką, kuris galės prisijungti prie kažkokių jį palaikančių struktūrų ir būti pastoviai pakraudinėjamas. Tai. Ir kaip šitą dalyką apsukt, aš nežinau, gal taip naiviai pasakyčiau, bet man atrodo, kad Lietuvoje, kai mes atsigręšime į vaikus, bet taip maksimaliai, labai rimtai, pradedant vadovėliais, visą švietimo sistemą humanizuojant, ieškant kažkokių būdų, kad vaikai pasijustų asmenybėmis, kurios aptarnaujamos lietuviškąją kultūrą, išmano liaudės papročius, mitus, šokius, jie nevažiuos, nes jie bus pakrauti tuo, kur tu kitur tą gausi, kokioje tu Amerikoje tai pajusi. O dabar, kai esi tuščias, tai tau tas pats. Ir tada atsirastų viltis. Jo. Čia ir būtų kelias? Aš manau, kad taip. Tai gal bus čia tokia viltinga pabaiga. Gerai. Ačiū tau labai. Ačiū tau, Ryti. Taip vaikščiam jaukiai su Ryčiu kalbėdami ir aš prisiminiau vieną rytietišką išmintį, tokią paprastą, kad tas, kuris kalba, nežino, o tas, kuris žino, nekalba. Deja, dažnai, kol ieškai atsakymų ir dar neturi jų radęs, tai bandai aiškindamasis dėlioti kažkokias mintis, teisingesnės ar ne.
O paskui iš tikrųjų pajunti, kad ypač gamtoj būnant, prigludus prie eglės, prie beržo, nutilus, prasideda ta kalba, kurią tu galėtum pasakyti, bet niekad nepasakysi. Jie gali tik išgirsti. Tai dėja, reikia mokytis išgirsti. Ačiū.